Sveiki, draugai, draugės. Tai, žodžiu, užsimaniau įrašyti šiandien video, tai kaip ir stengsiuos, kaip sakant, mažiau streamų daryti, gal daugiau video. Tai noriu, kaip sakant, su jumis pašnekėti, tiesiog, taip, rakursą. Pasikeisim, biškį, kad lengviau būtų, kaip sakant, stebėti. O, biškį, tiesiog. O, super, gerai. Tai va, nu ką, sveiki hibrytė, tai kaip sakant, labas rytas, labą dieną, labas vakaras, kada čia mano video jūs žiūrit. Tai trumpas baliogas, kaip sakant, noriu pasidalinti savo mintim, trumpai apie tai. Noriu pasidalinti su tokiu va, įspūdžiais, gal ne įspūdžiais, bet taip, bet čia kada čia mes praeitoj savaitė, gal už praeitoj, ar kada čia tas buvo ir pasirodo, kad mes turim A1 kategoriją. O kas tai reiškia, kai mes turim A1 kategoriją? O viena, tai kad galim vairuoti motorolerį, nu tipo motociklą nedidesnį kaip 1,25 cc, tai reiškia kubų ir nedidesnį kaip 11 kW galingumo motorolerį arba motociklą, kaip sakant, kuri mums leidžia vairuoti motopirką. Ir su tokia mintim, kad planuosiu gal kažką nusipirkti. Motopirką. Nu, motopirką, žodžiu, tai norėjau taip, kaip sakant, įrašyti tokį video. Pakalbėti apie tai. Eini pasižiūrėti, kas čia gero laukai. Vyksta, kaip sakant, geras oras. Laukai geras oras, bet šviečia tai gražiai tą saulę, bet nelabai toksai pojūtis geras laukia. Veiksmas vyksta, jisai visur juda, joja laksto. Mes irgi, kaip sakant, ilsimėms. Iškerkit. Va. Visi visur viską juda, žinėja, liaudis. Tai va. Turi, kaip sakant, A kategorijos teisės ir, nežinau, bandysim kažką įsigyti. Kažkokią pirdą, bent jau šią vasarą nusivažinėti. Toksai kaip ir sakant, noras. Pasidėsim jūs ant tripodo arba ant stalo galim. Ir čia prie virtuvės stalo, žodžiu. Tai va, žodžiu, tame kaip ir kelią, taip apsuksim čia va. Sakyčiau, mažiau tos saulės yra. Tai va, tai žodžiu, tos prikolos kaip ir tikrinau, kaip ir mes turim A1 kategoriją, tai kaip ir galim su motopirka važiuoti. Ir žiūrėsim, baigiant kontraktą ir kiek mes turėsim tų realiai likusių pinigų. Tai kaip ir kažką, tai jau. Šiaip mes jau realiai jau ieškom, žiūrinėjam, bet aišku, buvo noras, kad turėt A kategoriją, tą tokią mandrą pirdą, žinai, nusipirkt, bet kad kategoriją, žinai, visų pirma reikia įsilaikyti, o tai tas, kaip sakant, per finansus biškai irgi kerta, nes jeigu laikant Lietuvoje, tai aišku, tas kainuotų apie 7-6, gal 800 eurų tas, o Vokietijoje plus minus kažkas, kiek aš ten rinėjaus, tai svyruoja nuo 1000, net gal net iki 2000 eurų. Įsilaikyti ten su tais, su visais mokymais, mokslais, ten žodžiu, kursais. Žodžiu, Vokietijoje tas, kad A kategoriją įsilaikyti, tai čia yra, matai, toks biskį, kaip sakant, toks biskį talentas bus. O plus, kai vokiečių nebambum, kaip suprantat, o nebent ieškot kursų, kurie būtų anglų kalba, bet ir tai mano anglų kalba nėra super aфигена ir, kaip sakant, A1 netoli A2, bet ir tai klausimas, gal labiau sakyčiau, kad A1. Tai, nu, manau, ateityje žiūrėsim, kaip čia kas bus, bet pradžioj mes pirdą kaip ir galim vairuoti, bet jau tai jau gera žinia. Ir, aišku, mes jau žiūrinėjam, kokią mes norėtumėm. Aš buvau atradęs kaip ir vieną, bet ir užmačiau ir antrą variantą, arba imt. Bet tai čia gal tikriausiai mes pašnekėsim kitam video, apie kokią pirdą mes eina kalba, bet kalba buvo, tai buvo du variantai, tipo, arba imt seną čioperį, arba čia neperseniausiai užmačiau ten tokį variantą grinai naują į saloną, bet jisai biškį kainuos kokį, skaityk vos ne grubiai, gal 2 štukom pusantros vos ne brangiau nei pirkt seną, žinai. Tai va, tai kaip ir galvoju, gal imt visai naują
tą motiką ir jeigu pavyks, aišku, va šią vasarą pasivažinėt, bet jeigu pavyks, tai aišku, galimai gali būti taip, kad kaip ir šią vasarą gal ir nieko nenusipirksiu. Nu, bet we'll see, pasižiūrėsim, kaip kas. Tema apkalbėjimams, aptarimams, kaip sakant, tokius kaip, manau, darysiu blogus, pasidalinsiu savo mintis, įspūdžius, ten tą visą kitą. Manau, aišku, gal bus įdomu žiūrėti labiau nei tuos tipo gamingus, ten tipo streamą, ten tą visą kitą. Manyčiau, gal bus įdomiau šitą žiūrėti tiesiog tokius video, atšils orai, turėsim jau daugiau laisvo laiko, tai manau, pafilmuosim daugiau kažką lauke, pavaikščiosim per apylinkės, tą visą kitą ir, nu, manau, bus įdomu pamatyti mano tą tipo vienamą daily nuobodų gyvenimą. Gal ir kažką ir Lietuvoje dar pafilmuosim, kaip atvažiuosim, gal, nežinau, gal keliom savaitėm patyrinėti, pasivaidenti, savo regione, kaip čia kas, kaip ten pasikeitė per tiek laiko po tų naujų metų, kaip aš čia paskutinį kartą buvau praeitų metų, ar kažkas lapkričio, spalį ar lapkritį, aš nebeatsimenu, čia kada aš buvau net. Nu, žodžiu, tai va. Tai tiek aš norėjau pasidalinti įspūdžiais, kaip sakant, tai tiek, kaip ir. Tai žodžiu, chebra, duokit man žinot, kas jums labiau patinka. Ar jūs norit matyti streamus, kaip ką gamino, ar daugiau tokius video, tokius kokie dabar video. Pasidalinti ten, nežinau, įspūdžiais, momentais, arba kažką tai tokio pafilmuota, ar ką, ir tiesiog žodžiu. Nežinau, pakomentuokit, palikit savo mintis po šio video komentarė ir tiesiog ir padiskutuosim, pažiūrėsim, kaip kas čia, koks jums stilius įdomiau. Tai va, kaip sakant, tiek jau noriu papasakot, kad toks gal trumpas video, gal biškelį, gal toks, nežinau, gal neftėmo gal gavosi, bet tiesiog užsimaniau kažką įrašyti šiandien video ir pasipublikuoti, kelt į YouTube. Tai tiek. Tai jeigu patiko šitas video, ar buvo kažko naudingas ar įdomus, tai paspausk like ir dar tuo pačiu ir subscribe mano YouTube kanalą, kad nenorėtum praleisti sekančių tokių mini vlogų. Tai tiek, tai gerą vakarą, dienos ar ryto, ar čia kada manęs jūs žiūrėjo, tai tiek, tai peace, kebra, aš out ir pasimatysim kitose video. Čiau.